Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Praeito trečiadienio laidoje su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Migle Bacevičiene kalbėjome apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Šios dienos laidoje pratęsime pokalbį ir toliau kalbėsime apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą. Sakykit, o kas atsitinka, jeigu sutrinka metabolizmo veikla? Kada medžiagų apykaita veikia sveikatai nepalankia kryptim, reiškia žmogaus mityba nėra tinkama, suvartojama per daug angliavandenių, suvartojama iš vis per daug energijos, tai yra daugiau energijos negu išeikvojama. Dar nepaminėjau transriebalų, kurių yra visuose kepiniuose, bulvytėse, traškučiuose, viskas, kas minkšta, trašku, ilgai galioja, tai garantuotai ten yra transriebalų, kurie irgi yra žalingi mūsų sveikatai. Baltymų trūksta, riebalų irgi mes dažnai linkę padauginti, tokių, kad ir visai sveikų produktų sąskaita, kaip pavyzdžiui riešutų, kas mėgsta pagardinti moliūgų, saulėgrąžų sėklom, salotas, irgi turėkime omeny, kad jos labai yra kaloringos, aliejai, riebalai, kuriuose mes kepam ruošiam maistą arba pridedam į paruoštą maistą, tai yra į salotas. Sūris, tai vėlgi, jeigu tai yra saikingai valgoma, tai taip, bet jeigu kas mėgsta arba piktnaudžiauja, tai tokiu būdu mes galime suvartoti per daug riebalų, aišku, viršyti dienos energijos poreikį, kas vėlgi atsiliepia mūsų svorio didėjimui. Tai jeigu metabolizmas veikia nepalankiai sveikatai, kuri formuoja mūsų gyvenimo būdas, kaupiasi antsvorius, tai yra pirmas indikatorius, ypatingai juosmens apimty, jeigu didėja pilvas, ypatingai su amžiumi, tai yra labai prastas signalas mūsų metaboliniai sveikatai, dėl to, kad tie vadinami visceraliniai riebalai, kurie yra pilvo ertmėje, apgaubia organus, kaupiasi taukinėse, tai jie siejami su lėtiniu uždegiminiu fonu. Mes nejaučiam to uždegimo kaip karščiavimo arba kažkokio skausmo, bet tai yra lėtinis uždegiminis fonas, kuris veikia visus mūsų kūno organus, ypatingai kraujagyslės. Tie uždegiminiai faktoriai, jų padidintas fonas ilgalaikiai perspektyvoje labai skatina aterosklerozės progresavimą netgi dar pakankamai jaunam žmogui, netgi kai kurių onkologinių, tai yra vėžinių susirgimų riziką gali padidinti, kaip storosios žarnos vėžio, vyram prostatos vėžio, moterim krūties vėžio rizika. Antras dalykas, kada kaupiasi svoris, ypatingai juosmens srityje, pasimato ir kai kurie mūsų laboratoriniai indikatoriai, kad jie išeina iš rėmų. Aišku, ta rutininė diagnostika arba profilaktinis sveikatos patikrinimas neapima jų visų, bet reikėtų gal ir patiems domėtis, tiesiog paprašyti šeimos gydytojo atlikti ne tik bendrą cholesterolį, bet būtinai ir lipidogramą, tai yra visą spektrą, kuris apsprendžia mūsų bendrą cholesterolį. Tyria tą gliukozę nevalgius 12 valandų, bet tai yra labai mažai informatyvus tyrimas. Labai mažai, ypatingai jeigu žmogus dar yra tokiam tranzite tarp sveikatos ir jau ne visai sveikatos. Tai irgi gliukozės kiekį kraujyje, kaip ir kraujospūdį, momentiškai gali tiek daug veiksnių paveikti. Netgi pabuvus kažkiek laiko nevalgius, padidėja cholesterolis, gliukozės kiekis pakyla. Nesaldžios kavos išgėrėm, paskatino dar labiau kortisolio gamybą, dar labiau padidėjo gliukozė. Jeigu, aišku, ta gliukozė ten yra 6, 10, tai jau čia toks kraštutinis variantas, tai yra cukrinis diabetas. Žmonės
žmogui jau reikia skubiai imtis gydyti, koreguoti, peržiūrėti būtinai visą jo mitybą. Tačiau šalia paprastos gliukozės labai verta pasidaryti glikuotą hemoglobiną. Tai yra hemoglobinas susijungęs su gliukozė. Hemoglobinas yra sudėty mūsų raudonųjų kraujo kūnelių, kurio pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį, gaunama iš plaučių į visus audinius ir organus ir aprūpinti jų funkcionavimą. Tai jeigu gliukozės kiekis nuolat yra per aukštas, čia nekalbu apie tuos momentinius padidėjimus, tai ir glikuoto hemoglobino koncentracija jinai yra padidėjusi, kas rodytų, jog žmogaus gliukozės kiekis yra padidėjęs. Galime daryti išvadą, kad gliukozės kiekis padidėjęs bent per pastaruosius 3-4 mėnesius, nes tai būtent yra tas laikas, kiek gyvuoja raudonieji kraujo kūneliai. Ir iš kitos pusės, jeigu žmogus serga diabetu, yra gydomas, tai glikuotas hemoglobinas yra labai geras diabeto kontrolės indikatorius. Ir parodo, kiek ta diabeto kontrolė yra gera ir ar gliukozės kiekis yra normos ribos, ar vis tik jis yra per aukštas. Per aukštas gliukozės kiekis rodo, kad yra didžiulė komplikacijų rizika. Vyksta tam tikri diabetiniai pakitimai, gliukozės kiekis aukštas, tai tie pakitimai vystosi sparčiai. Toliau dar vienas dalykas, čia irgi yra visokių nuomonių, ko mes netiriam. Nors galima išsitirti, bet tai tikrai nėra rutininis testas, kuris atliekamas visiems, galbūt tiem, kurie jau serga diabetu. Tai yra insulino kiekis ir jautrumas insulinui irgi yra indikatoriai. Tai jeigu žmogui yra insulino perteklius, greičiausiai, kad jau vystosi audinių rezistentiškumas arba atsparumas insulinui. Reiškia, insulino kiekis bando susidoroti su nuolatiniu gliukozės pertekliu, bet audiniai ir organai su laiku tampa nebejautrus jam. Tai insulino padidėjimas ir atsparumas insulinui yra antras indikatorius, kad kažkada tos kompensacinės funkcijos išseks ir turėsim jau itin aukštą gliukozės kiekį ir turėsim antro tipo diabeto pradžią. Čia būtų esminis skirtumas tarp pirmo ir antro diabeto. Pirmo tipo, kada dėl autoimuninių procesų nukenčia kasos salelės atsakingos už insulino gamybą ir jis tiesiog nebesigamina, tai yra autoimuninė būklė pagal savo kilmę, tai yra visiškai kita liga, gydoma insulino injekcijom. Tuo tarpu antro tipo diabetas vystosi ne dėl insulino trūkumo, dėl kaip tik jo pertekliaus, dar vadinamas nuo insulino nepriklausomai, kada insulino daug, bet receptoriai nebesugeba reaguoti ir gliukozės pasisavinti. Kasgi tada vyksta? Gliukozės kiekis kraujyje kyla, įvairios komplikacijos prasideda, kaip žaizdelės, labai ankstyvas simptomas, tokios nekaltos, bet jos ilgai negyja, šlapiuoja, netgi supuliuoja. Tai būna silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai, gali būti sunkesniais atvejais, kai gliukozės kiekis dar didesnis, troškulys. Geras žmogus atrodo daug vandens, bet troškulys nepraeina, nors nieko ir sūraus nevalgyta buvo. Tokiu būdu organizmas stengiasi pašalinti gliukozės perteklių. Na ir aišku, tą lydi visat gausus šlapinimasis. Manifestavus diabetui šlapime atsiranda gliukozės, ko normoje neturėtų būti. Kokius simptomus sukelia antro tipo cukrinis diabetas? Pradžioj gali nesukelti jokių, nes nuovargis, darbingumo netekimas, miego sutrikimai gali būti nurašomi visokiem dalykam, kurie ir taip vyksta mūsų gyvenime. Bet į tos papildomus, kaip troškulys, gausų šlapinimasis, negyjančios žaizdelės, reikėtų jau atkreipti dėmesį. Moterims gali būti mėnesinių ciklo sutrikimų, vyram potencijos sutrikimai. Kokie požymiai rodo, kad atsparumas insulinui yra sumažėjęs? Toks išorinis požymis būtų padidėjęs pilvas, specifinės riebalų susikaupimas, kaip gelbėjimosi ratas apatiniai nugaros daly. Toliau, aišku, jau padidėjusi virš normos gliukozės koncentracija. Tai yra vadinama kaip gliukozės toleravimo sutrikimas, kada tai dar nėra antro tipo diabetas, bet jau gliukozė viršija sveiką normą. Toliau yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, kai atliekant ultragarso tyrimą, skaičiuoja tam tikrą indeksą, kuris rodo kepenų suriebėjimo mastą. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, jog žmogaus organizmas yra atsparus insulinui. Ir aišku, nustatoma padidėjusi insulino koncentracija ir kiti parametrai, kurie padeda identifikuoti atsparumą insulinui. Tai prieš kokią keletą dešimtmečių apie tą nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą mažai buvo kalbama. Iš tikrųjų, požymiai atliekant ultragarso tyrimą yra panašus į tuos, kuriuos sukelia ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu. Tai yra alkoholinė kepenų suriebėjimo liga. Tai yra pirmoji fazė prieš alkoholio
alkoholinį hepatitą, fibrozę, paskui jau yra cirozė. Kad dėl metabolizmo ir diabeto daeitų iki cirozės, tai yra tikrai labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai tai būna ta pirmoji stadija, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, nes kepenys turėtų būti minkštos, neturėtų būti riebalų sankaupų, tokios yra metaboliškai sveiko žmogaus kepenys. Atlieka ultragarso tyrimą, irgi iš šio rodiklio galima tą atpažinti ir imtis priemonių, nors pats žmogus, kaip ir jokių skausmų, nejaučia, objektyviai nustatomų kepenų uždegimo dar nėra. Nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga siejama ne tik su antro tipo diabeto rizika, ne tik su atsparumu insulinui, bet ir siejama su įvairiom neurodegeneraciniam ligom kaip demencijos, nes vyksta ir nervinio audinio smegenų ląstelėse tam tikri degeneraciniai pakitimai, praktiškai visos organizmo sistemos, žarnynas, endokrininė nervų sistema. Tai žodžiu, visi procesai vyksta sveikatai nepalankia linkme, tai irgi atsparumas insulinui ir antro tipo diabetas sietinas ir su ankstesnė demencijų pradžia, kada sutrinka ir kognityviniai procesai, atmintis, iki labai sunkių būklių, kai tiesiog žmogus yra priklausomas nuo artimųjų arba slaugos. Labai stipriai ir labai greitai visai tai progresuoja. Pakitimai kepenyse, jų suriebėjimas, tai galbūt parodo, kad ir su cholesteroliu kažkas blogai. Dažniausiai taip. Su to cholesteroliu čia irgi yra įvairių nuomonių ir mitų, todėl kad cholesterolio 75-80% pačios kepenys ir pagamina. Tai irgi sako, aš nevalgau jokių riebalų, jokios riebios mėsos, kiaulienos, bet vis tiek mano cholesterolis aukštas. Tai cholesterolio gamyba kepenyse yra determinuota genetiškai, yra tokių sunkių šeiminių hiperlipidemijų arba padidėjusio cholesterolio būklių, kurias tenka koreguoti jau tik vaistais. Nėra jos labai dažnos, bet tokių žmonių tikrai yra. Bet kad tai yra atsparumas insulinui, kad tai yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai yra du indikatoriai, kuriuos galim matyti iš lipidogramos ir kaip kompleksas, tai yra vadinamas metaboliniu sindromu, kuris yra kaip diagnozė. Jeigu žmogus turi bent 3 iš tų komponentų, yra rašoma diagnozė, kuris siejama su padidinta širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai pirmas yra padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, antras yra aukštas trigliceridų kiekis, tai yra viena iš lipidų frakcijų ypatingai heterogeniškų, ir jeigu yra diabetas, ypatingai bloga kontrolė, tai trigliceridų padidėjimas būna ženklus. Dar vienas tai yra per mažas gerasis cholesterolis, tai yra tas DTL arba didelio tankio lipoproteinai, kurie atsakingi už mūsų kraujagyslių sveikatą ir aterosklerozės rizikos mažinimą. Tai jie pagrindiniai 3 cukrus, trigliceridai, mažai gerojo cholesterolio ir praktiškai visada būna hipertenzija ir visada būna nutukimas, bent jau juosmeninis nutukimas. Vienas nieko, bet kai yra kompleksas, tai yra siejama ir su lėtinio uždegimo fono padidėjimu ir jeigu yra metabolinis sindromas, netgi ta cholesterolio koncentracija rekomenduojama dar mažesnė negu metaboliškai sveikam žmogui, siekiant stabdyti aterosklerozės spartų progresavimą ir mažinti tada MDL arba tą vadinamą blogąjį cholesterolį. Tai irgi girdėjau diskutuojant kardiologus, kardiochirurgus, kad tam tikras tais cholesterolį mažinančiais vaistais yra ir farmacinės pramonės gigantų įtaka, formuojant rekomendacijas sveikatai ir algoritmus gydymo, nes kaip ir patys kolegos pastebėjo, su laiku cholesterolio normos vis mažėja. Dar sumažinam, kiek ten turėtų būti sveiko, kiek didelė ar labai didelė rizika. Tai aišku, čia turbūt ir yra ta farmacinės pramonės įtaka, kad tiesiog tie cholesterolį mažinantis vaistai būtų skatinami išrašyti, o pacientus vartoti. Aišku, kaip ir patys kolegos irgi sutinka, kad kada kalbam apie širdies kraujagyslių ligas ir tam tikras būklės, kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, jau įvykęs insultas, tai čia nieks nesiginčia, kad lipidus mažinantis vaistai yra vienintelė išeitis. Ar metabolizmas turi įtakos antro tipo cukrinio diabeto atsiradimui? Tai ir yra patogenetinis mechanizmas, kaip antro tipo diabetas manifestuoja nuolat aukštas gliukozės kiekis kraujyje, kurį mes gaunam su maistu, nuolat kasa išskiria gausiai insuliną, audiniai tampa atsparus insulinui, nebereaguoja į insuliną, dar daugiau jo gamina, yra toksai gliukozės toleravimo testas.
Žmogus nevalgęs išgeria 75 gramus tokio šlikštokai saldaus gėrimo, tai padaroma prieš išgeriant ir 2 valandos po išgerimo. Ir žiūri, kaip žmogaus kasa susitvarkė su gliukozės tokia bomba, sakykim taip, nes tai yra bomba. Kol dar nėra diabeto, tai neretais atvejais būna taip, kad, tarkim, būna nevalgius normą arba šiek tiek daugiau negu norma gliukozės, o po 2 valandų po išgerimo didelės dozės gliukozės, kraujyje gliukozės būna dar mažiau. Tai reiškia, kad kasa dirba jau žvėriškų režimu ir išskiria insulino didžiulę dozę, nes jau tikisi, kad dar bus. Ir čia jeigu, kaip gerai dirba kasa, tai puiku, gerai dirba, bet jeigu šitokį insulino turi išmesti kiekį ir yra įpratinta taip dirbti, tai jau ateityje, prognozė nekokia. O kas gerina jautrumą insulinui? Tai čia irgi daug būtų tų dalykų. Pirmas, kuris ateina į galvą, tai aišku yra fizinis aktyvumas, bet tai jau yra toksai nepasivaikščiojimas, tai jau yra arba aerobinis fizinis aktyvumas, arba mankšta su svoriais. Tai dirbantis raumuo, radau tokį mokslinį literatūrą įdomų palyginimą, jisai veikia kaip gliukozės siurblys, nes raumenį dirbančiam tai gliukozė yra reikalingas energijos šaltinis. Visą tą perteklių, kuris cirkuliuoja kraujyje, raumuo bedirbdamas jis jį ir suvartoja. Raumenys stiprinantis pratimai su pasipriešinimu labai puikiai pagerina jautrumą insulinui ir padeda susitvarkyti su gliukozės kiekio pertekliu. Ir toliau aišku būtų mityba, kurioje yra pakankamai baltymų, labai saikingai, greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie suvartojami turėtų būti pirmoje dienos pusėje, taip yra rekomenduojama. Nebent yra intensyvios treniruotės, tuomet galima ir ne pirmoje dienos pusėje, o prieš treniruotės. Bet jau tik tai ne nakčiai. Kas dar gerina jautrumą insulinui? Streso kontrolė, pakankama irgi miego trukmė, pakankama miego kokybė, pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis maiste, tai yra gausus daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo produkto vartojimas. Dar vienas dalykas, bet irgi tai yra labai prieštarimai. Vieni taip sako, kiti taip sako. Tai yra protarpinis badavimas, kada tiesiog yra ilgesnės pertraukos tarp valgymų. Tarkim, mes pavalgom 7 ir pusryčiaujam ryte 7-8, tai yra 12-13 valandų. Tai nėra protarpinis badavimas, nes tai yra įprasta, kad mes vakare prieš miegą ir naktį nevalgom. Tai protarpinis badavimas, kada ta pati maisto norma dienos suvartojama per trumpesnį laiką, susidaro koks 16 valandų be maisto. Pakankamai yra ir tokių, kurie sako, kad ilgesnis laikas be maisto padeda stabilizuoti insulino kiekį ir pagerinti audinių jautrumą insulinui. O tokie veiksniai kaip aplinkos užterštumas, ar turi įtakos? Taip, oro užterštumas kietosiom dalelėm, kuo jų daugiau, tuo antro tipo diabeto rizika didesnė. Apskritai oro tarša didina visų ir širdies kraujagyslių ir visų lėtinių infekcinių ligų riziką. Triukšmas, nuolatinis buvimas triukšme didina antro tipo diabeto riziką. Stresas, jau sakiau, netgi mačiau tokią frazę sisteminė apžvalgoje susijusioje su antro tipo diabeto rizikos veiksniais. Ar antro tipo diabetas užkrečiamas? Lyg ir ne, bet kodėl tuomet asmens, kuris serga antro tipo diabetu, partneris, sutuoktinis, turi maždaug 26% didesnę diabeto riziką, lyginant su tais, kurių partneris, sutuoktinis neserga diabetu. Tai yra supanašėjęs žmonių gyvenimo būdas, paros ritmas, mityba, fizinis aktyvumas. O genetika ar turi įtakos? Yra tam tikra kombinacija, nes žmogaus genetika, genų kompleksas formuoja fenotipą, tai yra žmogaus įvairių ypatybių visumą, kaip mes atrodom, kokio ūgio užaugam, plaukų, akių spalva, plaukų tankumas ir panašiai. Tai yra genų kompleksas, žmogus genetiškai gali būti labiau linkęs tukti, turėti lėtesnę medžiagų apykaitą, bet jeigu sveikatai yra gyvensena palanki, tai visi šitie genetiškai predisponuojantis veiksniai lyginami moksle su jungikliu šviesos, kuris gali likti niekada neįjungtas ir nebūti nei antsvorio, nei nutukimo, nei antro tipo diabeto. Labai toks ankstyvas ir grėsmingas požymis tai yra gestacinis diabetas, kada jaunai besilaukiančiai moteriai nėštumo metu nustatomas diabetas ir pagimdžius kūdikėlį kaip ir liga pati atsitraukia.
Tai jau atrodo tam tikrą metabolizmo tipą, hiperinsulinemija, rezistencija insulinui, kada gauna organizmas papildomą stresą. Vaikutį užaugint savyje, tai yra didžiulis mamai stresas, su gliukozės kiekiu organizmas nebesusitvarko. Tokiais atvejais, jeigu gyvensena nėra koreguojama, startuoja jau tas antro tipo diabetas, kuris jau yra kaip nuolatinė lėtinė liga. Nors dažnai manoma, kad antro tipo diabetas yra neišgydomas, bet mokslininkai teigia, kad šią ligą galima sugrąžinti į ilgalaikę remisiją. Kokie prevencijos metodai yra siūlomi ligos sugrąžinimui į remisiją? Tai nieko naujo nepasakysiu, tai yra gyvenimo būdo korekcija. Yra aibės tyrimų, gyvenimo būdo korekcija padidinant fizinį aktyvumą, atitinkamai sukuriant kalorijų deficitą. Mitybos režime turi būti ne chaosas, o tvarka, turi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, tarp jų kažkokie maži užkandžiai, bet turi būti pakankamas baltymų kiekis, turi būti pakankamai maisto skaidulų, labai iki minimumo sumažinami angliavandeniai, aišku, padidinamas fizinis aktyvumas ankstyvose stadijose, po kelių savaičių sumažėja medikamentų poreikis, po kelių mėnesių liga regresuoja. Sėkmė ligos regresavimo siejama su svorio mažėjimu, ypatingai juosmeninio nutukimo arba su visceralinių riebalų sumažėjimu. Kiekvienas sumažintas visceralinių riebalų kiekis irgi yra išskaičiuota, kad procentaliai mažina ir diabeto riziką. Tai gyvenimo būdas, medikamentai kaip pagalbinis dalykas, jeigu žmogus gyvenimo būdo negali pakoreguoti, dėl kažkokių priežasčių jam nepavyksta. Būna netgi tokių sunkių atvejų, kad antro tipo diabetu sergančiam asmeniui prisireikia net insulino injekcijų. Tikrai tokių sunkių kaip 20 gliukozė. Žmogui jau reikia išimti cukrų, padidinti baltymų, susitvarkyti su miegu, stresu ir fizinis aktyvumas kiekvieną dieną 30-40 minučių būna puikus rezultatai. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad keičiant gyvenimo būdą galima tikrai užbėgti šitai lygai už akių. Tikrai taip. Ir kaip sako, mes paveldim genus, tai dažnai labai paveldim gyvenimo būdą arba jo išmokstame vaikystėje. Paveldim ir genus, bet tai lemia nedaugiau 20% mūsų sveikatos. Labiausiai mes išmokstam mitybos įpročių ir gyvenimo būdo. Cukrinis diabetas viena iš dažniausiai diagnozuojamų 21 amžiaus ligų. Sakykit, kokia yra cukrinio diabeto statistika pasaulyje ir Lietuvoje? Tai Lietuvoje maždaug apie 5% žmonių serga antro tipo diabetu. Kai kurios šalis turi blogą situaciją. Kipras, ten, kur yra aukštas nutukimo rodiklis, ten yra aukštas antro tipo diabeto rodiklis. Kadangi ankstyvose stadijose liga tikrai grįžta, tas procentas gali tarp 4-6% svyruoti. Lietuvoje daugiau serga žmonės vidutinio ir vyresnio amžiaus, pažengusiose šalyse ekonomiškai daugiau vyresnio. Daugiau yra moterų sergančių, nes tarp moterų yra labiau paplitęs nutukimas. Na ir aišku, moterų ilgesnė gyvenimo trukmė, tai sulig vyresniu amžiumi daugiau yra sergančių moterų. Tai Lietuvoje pikas antro tipo diabeto būtų turbūt apie 70 metų, paskui jau pradeda mažėti, nes tiesiog tie žmonės miršta dėl įvairiausių komplikacijų. Na ir iš visų diabeto atvejų, tai 90-95% tai yra antro tipo diabetas ir visa kita tai yra pirmo tipo diabetas, kurio statistika eilę metų nesikeičia. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąja mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Migle Bacevičiene pakalbėsim apie tarptautinius mokslinius tyrimus diabeto kontrolės srityje. Tai yra atlikta tikrai labai daug tyrimų, kas liečia diabeto profilaktiką susijusių su gyvensenos korekcija, mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos korekcija. Tačiau giliau pasidomėjau būtent jau sergančių antro tipo diabetu lygos kontrolę, kur tų tyrimų galbūt yra kiek mažiau, nes vis tik tai yra specifinė žmonių populiacija. Tai norėčiau papasakoti apie keletą iš jų. Toks yra labai garsus eksperimentas, jau praėję kažkiek laiko po jo įvykdymo, Look Ahead Trial, tai yra žvelk į priekį, eksperimentinis tyrimas
tyrimas. Ir esmė buvo tokia, kad buvo į tyrimą įtraukta virš 5000 asmenų, kurie jau sirgo antro tipo diabetu, turėjo antsvorio arba buvo nutukę. Ir jie atsitiktiniu principu buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė dalyvavo programoje, kurios tikslas buvo intensyvi gyvensenos korekcija, o kita grupė tiesiog buvo kaip kontrolinė ir gavo tam tikrą edukacinę programą, tačiau jinai nebuvo nukreipta į gyvensenos korekciją. Tai yra toks moksliniuose tyrimuose būdas tiesiog žmonėms suteikti naudos, kad jie liktų tyrime ir dalyvautų testavimuose. Tai eksperimento grupėje gyvensenos korekcija buvo susijusi su kalorijų apribojimu, fizinio aktyvumo padidinimu bent 175 minutės per savaitę. Toliau jie visi tie pacientai buvo konsultuojami dėl elgsenos korekcijos bendraja gyvensenos prasme ir taip pat buvo tikslas sumažinti kūno svorį 7 procentais ir daugiau. Na ir šitas didelis eksperimentas truko 4 metus. Buvo nustatyta, kad eksperimento grupėje, kuri dalyvavo gyvensenos keitime, matėsi stebėtas žymus ir nuolatinis svorio sumažėjimas, taip pat pagerėjo širdies ir kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo sistemos pajėgumas. Kaip viena iš svarbiausių komponentų autoriai atžymi, kad sumažėjo glikuotas hemoglobinas, ženkliai sumažėjo net keletų procentų, tai rodo, kad pagerėjo diabeto ilgalaikė kontrolė. Na ir metabolinio sindromo komponentai priartėjo prie sveikatai palankesnių ribų, tai yra sumažėjo kraujospūdis, padidėjo gerojo cholesterolio ir sumažėjo trigliceridų. Tad padaryta buvo išvada, kad mitybos korekcija ir fizinio aktyvumo paskatinimas gali reikšmingai pagerinti metabolinę kontrolę asmenim, kurie jau serga antro tipo diabetu, o ne tik tai užtikrinti diabeto profilaktiką. Kadangi kalbėjome daug apie miegą, streso koregavimą, tai irgi yra tokių atlikta reikšmingų mokslinių darbų. Pavyzdžiui, 21 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė, kuri įtraukė ir apibendrino 8 eksperimentinius tyrimus, kurie buvo atlikti su daugiau kaip 800 pacientų sergančių antro tipo diabetu. Tai visi šie pacientai gavo vieną iš kelių poveikių. Tai yra grįsta dėmesingų įsisąmoninimu streso mažinimą, toliau grįsta dėmesingų įsisąmoninimu kognityvinė elgesio terapija arba kitas su dėmesingo įsisąmoninimo stiprinimu susijusias programas. Autoriai irgi nustatė nepriklausomai nuo kitų veiksnių, jog buvo reikšmingai sumažėjęs po visų šių dėmesingumo praktikų glikuotas hemoglobinas. Reiškia, diabeto kontrolė pagerėjo, tas sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingas, tačiau jeigu lyginsim su praeitų gyvensenos koregavimo tyrimu, jis buvo mažiukas. Tai galima sakyti, kad ta streso kontrolė mažą efektą turi, bet tikrai yra puikus papildomas būdas gerinti diabeto kontrolę asmenims, kurie jau gauna gyvensenos koregavimo programas. Nežiūrint, kad diabeto kontrolėje čia mes mažą turėjom efektą, bet labai sumažėjo stresas, depresiškumas, taip pat su diabeto arba su liga sukeliamo distreso pasireiškimas, sumažėjo nerimo simptomai kai kuriuose iš tų apibendrintų eksperimentinių studijų. Taip pat tyrimų dalyviai nurodė, jog jiems yra lengviau susidoroti su emocinė našta, kurią sukelia ligos kontrolė. Kaipgi aiškina autoriai šituos pozityvius efektus, kurie įvyko, sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje dėl sumažėjusio streso ir pagerėjusio emocinio reguliavimo. Tai galbūt tie poveikiai ne visai yra tiesiogiai susiję su diabeto kontroliavimu, bet taip pat streso sumažinimas gali netiesiogiai pagerinti mitybos įpročius, paskatinti labiau domėtis gydymu, vartoti paskirtus vaistus, laikytis sveikesnės gyvensenos. Ir dar vienas, mes kalbėjom, kad miegas yra labai svarbus. Aš tai turbūt irgi, jeigu konsultuočiau, tai turbūt pradėčiau nuo miego ir poilsio režimo sutvarkymo ir tada eičiau jau prie gyvensenos, nes jeigu žmogus neišsimiegojęs, pavargęs, na tai ten su ta gyvensena tvarkykis nestvarkęs, tai ir energijos tiesiog tam nėra ir greičiausiai tie pokyčiai bus trumpalaikiai nesėkmingi. Tai kągi su miegu atliko, tai irgi buvo įtraukta 24 eksperimentiniai
eksperimentiniai tyrimai su asmenimis, kurie jau sirgo antrojo tipo diabetu. Buvo taikomi 3 tokie pagrindiniai poveikiai, tai yra kognityvinė elgesio terapija, būtent skirta asmenims turintiems nemigą, bendroji miego higienos programa, tai yra kada žmogus reguliariai gulasi, keliasi, išmiega pakankamą vienodą trukmę. Trečias poveikis tiesiog buvo prailginta miego trukmė, kai tie pacientai ilgiau būdavo lovoje arba ilgiau miegodavo. Na ir kągi nustatė, tai kad glikuotas hemoglobinas sumažėjo, reiškia diabeto kontrolė pagerėjo tiems asmenims, kuriems pagerėjo miego kokybė. Ir ypatingai sumažėjimas buvo ženklesnis tiems, kurie jau sirgo diabetu. Buvo įtraukta ir asmenys, kurie nesirgo diabetu, tai ir jiems glikuoto hemoglobino dalis sumažėjo, tačiau ne taip ženkliai kaip sergantiems diabetu. Miego prailginimas nebuvo toks įtikinantis, tokią išvadą daro, tie teigiami efektai buvo nepastovus, tai yra vienuose tyrimuose jie buvo, kituose ne ir buvo neženklus. Irgi autoriai padarė išvadą, kad svarbu ne tik tai miego trukmė, bet ir miego kokybė, reguliarumas, nei tik tai ilgesnis laiko praleidimas lovoje. Per kokius mechanizmus šitie teigiami poslinkiai įvyko, tai sumažėjo stresas, dėl sumažėjusio kortizolio, ko pasekoje pagerėjo jautrumas insulinui, sumažėjo simpatinės nervų sistemos aktyvumas, atsirado geresnė apetito kontrolė, sveikatai labiau palankus maisto produktų pasirinkimas, taip pat padidėjo kasdienė energija ir motyvacija laikytis mitybos ir fizinio aktyvumo planų. Ir apibendrinančios dienos pokalbį. Kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą ir kaip išvengti antro tipo cukrinio diabeto? Viskas prasideda nuo mažų gyvensenos sprendimų, kurie būna nepelnytai ignoruojami. Tai yra pakankamo kokybiško miego, sočių pusryčių, pilnaverčių pietų, lengvos vakarienės, fizinio aktyvumo, vengimo greitų užkandžių arba greito maisto. Na ir aišku, nepamirštant sveikų streso reguliavimo metodų, tai pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoje, užsiėmimas savo palankę malonę veikla, kuri įtraukia, suteikia džiaugsmo, bendravimas su savo brangiais artimais žmonėm, meditacija, joga ar kitas fizinis aktyvumas prisideda prie antro tipo diabeto profilaktikos. Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslinės įžvalgas, teiginius ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu sveiko ir aktyvaus gyvenimo. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.